Kur čia geležinkelio stotis, vaikai, nežinot? Praėjote, senelį. Sveiki, Skrinskai. O kodėl tokia juokinga tašę nešate? Taigi geležinkelio Ai, atskridote ką tik. Atsilūpo kažkas. Nu, vaikučiai. Su kalėdomis visus. Nu, tai duokit praeisiu biškiau. Praeisite? O kodėl jūsų tokia barzda atliepus? Dėl to, kad labai senelis senas, supranti. Atsargiai aplankstysite kapotą. Nu, vaikučiai, ar laukite kalėdų senelį? Atsakymą. Kamilė, pasakyk, ką nors. Pasakyk. Senelis tiek daug dovanų atvežė, net įsivaizduoju, tokią didelę tašę. Eilėraštuką. Kamilė, pasakyk kokią eilėraštuką. Eglutė karuota, eglutė žalia, meškutė gauruota ir lanko šilė. Kadangi dvigubą dovaną, tai reikia 2 kartus pasakyti. Naujųjų metų dieną, kaip ten, jie puošmokį. Labai gražus. Valiau! Koks nykštukas gražus. A, čia snieguolė. O dabar dar vieną eilėraštį iš broliuką. Nemoki? Tai pasakyk kokį nors kitą. Ledo rūmose nusenas ir šaltis jau gyvena. Va, prašau. Kamilė, sakyk kaip reklamai per televizorių. Tapo. Dabar, kaip sakoma, dabar šukuosime gražiai. Ačiū, senelė, ačiū. Klausykit, dabar Pasipuošiam. sakoma, suaugusiai eilėraštuką. Eilėraštuką. Kamilė, pasakyk tą tapo. Ne, dabar suaugusiai. Tai čia už saugusius. Ne, suaugusiai netinka. O, Nu, nu. Mano batai buvo du. Skrinskų. Vienas dingo nerandu. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. Valiau! Rankytės. Nes dvi rankytės ieško batą, tai dvi rankytės Dvi jo rankytės nemato. jos pamato. Gerai, vaikai. Valiau! Va, Oho! pėdomis. O, Nu nieko sau. koks senelis. Tai va, tai dovanas pagal save pasakyti. Kaip sakoma, Nu va. suka pasis.